Bet čia... Tai aš ten nebuvau automobilį, aš jį pastačiau kaip ant kelyje Kaunas Jurbarkas, jisai ten pastoviai stovėdavo, kaip tik buvo sekmadienį mano gimtadienis ir aš biskį pašvenčiau lengvai ir palikau šitą automobilį nakvoti ten, reiškia, jisai dirbtų savo darbą, sakykime, reklaminį tą, kad agituotų žmonės eiti į referendumą. Ir ryte atvažiavęs 6 valandą aš pažiūrėjau, kad pavogta mano kolonėlė, reiškia, kuri buvo automobilė, kuri buvo agituodavo, reiškia, žmonės. Ir pavogta, po to net nepastebėjau, po to aš atvažiuoju už pusės valandos, atsivežu vairuotoją, žiūrėjau, kad man ir langai išdaužyti vairuotojų. Aš maniau, kad išdaužyti, mano vairuotojas išlipa iš mašinos, sako, kad jie yra neišdaužyti, bet yra peršauti, nes į dešinės duris kulka įėjusi per dešinių durų stiklą, o per kairių durų stiklą išlindusi kulka. Tai va ir toks įvykis. Tai gal galvoju. Tai be abejo, aš manau, kad čia yra ir kaip ir grasinimas, vis dėlto tai yra nusikaltimas, jeigu policija dabar suras tos žmonės, kurie šovė, tai čia gali būti inkriminuota kaip ir bandymas nužudyti, kadangi tai yra automobilis, tai jisai galėjo būti žmogus tam automobilį miegoti ir tai būtų buvęs kažkokia arba žmogžudystė, arba sužeidimas. Tai aš manau, kad čia yra jau ne tik chuliganiškas veiksmas. Ja.